Nors vaikų ir mokinių skaičius Kauno mieste mažėja, bet yra mokykla, kurioje nuolat vaikų gausėja. Per 4 metus jų padaugėjo 3. Ir jokios paslapties nėra. Tiesiog tai vienintelė Kaune Kauno choreografijos mokykla, neseniai pasitikusi savo veiklos 10-metį, o tiksliau atšokusi 10-mečio šventę. Kaip ir ši mažutė, daugybė pasaulio vaikų svajoja apie viliojantį šokio pasaulį. Bet tik vienetai siekia savo svajonės kantriai, po žingsnelį, liedami prakaitą, nusivylimo ar džiaugsmo ašaras. Kauno choreografijos mokyklos auklėtinė 15-metė Liza Balesnaja prie pastarųjų. Ji šoka jau 10 metų ir neįsivaizduoja savo gyvenimo be judesio, scenos ir svaigaus skrydžio jausmo. Po šitiek metų, kai šoku, aš jau įvokiu, kad šokiai tai nėra tik tais fizinis krūvis, bet taip pat tai yra labai didelis įnašas į manęs kaip žmogaus gyvenimą, kaip asmenybės. Jis mane išmokė, šita mokykla ir šie šokiai išmokė mane išlikti bendruomeniai, mokėti susibendrauti, mokėti kažkaip konkuruoti ir panašiai. Todėl aš manau, kad šokiai tai yra ne tik tai scena, tai yra ir tavo gyvenimas. Kartu su draugais Liza šoko ir mokyklos 10-mečio šventėje, vykusioje Kauno muzikinėme teatre. Susirinkusiems tėvams ir artimiesiems įvairiausio amžiaus mokiniai pademonstravo šokio ir muzikos pasaką, kurioje netrūko klasikinių, šiuolaikinių ir kitų stilių elementų. Labai džiaugiuosi, kad Kauno mieste yra labai daug vaikų, kurie nori šokti. Ir tikrai tą daro nuoširdžiai, labai stengiasi ir yra pasiekę gerų rezultatų. Taip pat labai džiaugiamės Kauno miesto savivaldybės palaikymu, nes kol kas kiek programų siūlydami, jie pritardavo visada. Ir įvestos naujos programos dabar studijų yra ir šiuolaikinio šokio, ir klasikinio šokio, arba baletą, kaip tik tai vadina, istorinio charakterinio šokio programa. Manau, kad žinokit, 10 metų mokyklai, tokiai pirmai mokyklai Kauno mieste, tai yra tikrai daug. Toks didis gražus jubiliejus, nes Kauno mieste mes esam vieninteliai ir 10 metų tai yra tikrai nemažai. Šiaip mano sesė lankė ir aš kažkaip pamačiusi labai užsinorėjau, tai paprašiau mamos ir mama sutiko tiesiog ir atvedė mane čia. 7 metus šokė, ar nesigaili? Ne, nesigailiu, visiškai nesigailiu. Sakyk, ko išmokai? Kokių šokių? Kokių judesių? Išmokau labai plastiškai judėti, kaip čia galima pasakyti. Šiaip šokti gražiai. Kauno choreografijos mokykla, neformalaus švietimo įstaiga, vienintelė Kaune teikianti formalų choreografinį išsilavinimą. Mokyklą lanko 340 mokinių, 4–18 metų amžiaus iš Kauno miesto bei rajono. Ir nors mokinių skaičius Kauno mieste mažėja, šioje mokykloje besimokančių tik gausėja. Vaikai gali pradėti mokintis nuo 4 metų. Bet čia yra mėgėjų programa, kurie kaip daugiau žaidžia iš tikrųjų. Jie ritmikos mokinasi, šokio, truputėlį vaidybos, bet viskas vyksta žaidybiniu principu, o tas jau rimtas mokymas tai prasideda nuo 7 metų. Dabar šoku klasikinius šokius, labai patinka, bet taip pat dar patinka šiuolaikiniai šokiai, taip atsipalaiduoju labai. Sakyk, o kokios paprastai būna repeticijos? Ar labai būna sunku, ar priklauso nuo nuotaikos tavo, kaip tu šoki? Ar visada susikaupi ir gerai pašoki? Nesakyčiau, kad visada, bet iš tikrųjų, jeigu sunkiai dirbu, tai po pamokos iš tikrųjų prakaitas tai bėga. Nuo pat įsteigimo pradžios mokykloje įgyvendinamos ilgalaikės 7 metų šiuolaikinio ir ankstyvojo choreografinio ugdymo programos. Kauno miesto tarybos sprendimu mokyklą perkelus į patalpas Vinco Krėvės prospekte pradėtos įgyvendinti naujos trumpalaikės meninės saviraiškos bei ilgalaikės klasikinio istorinio charakterinio šokio programos ir veiklą pradėjo mokyklėlė Noriu šokti. Stengiamės išmokyti mylėti šokį. Ir norime, kad jie į tai žiūrėtų atsakingai, kad jie šoktų ir suprastų šokio kokybę, suprastų, kas tai yra geras atlikimas, būtų susipažinę su sceninė kultūra, nebūtinai nugalėti. Jeigu tu šoksi ir darysi viską pilnai, tu būsi savim patenkintas, svarbu, kad tu žiūrovui padarytum, kaip čia, atliktum viską tiek gerai, kiek tu gali, kad jie siektų kokybės. Iš pradžių lankiau tokių mažų vaikų mokyklėlę, kur ten viską mus treniravo ir man nebuvo nieko sunku, nes kojos paprastai vertėsi man. O ką tau dabar smagiausiai šokti? Man šiaip tai šiuolaikinį šokį. Klasikinis mokytojas griežtas klasikinio, tai labai patinka.
Kauno choreografijos mokyklos pasiekimai bei koncertinė veikla ypač plati. Nuo kiekvienais metais miesto visuomeniai pristatoma naujo šokio spektaklio bei šiuolaikinio šokio kolektyvų festivalio Šokio pasaulis organizavimo iki dalyvavimo įvairiuose šokio festivaliuose, koncertuose, konkursuose, labdaros bei televizijos projektuose Lietuvos vaikų Eurovizijoje. Mokykla surengė daugiau nei 100 koncertų, mokiniai dalyvavo daugiau nei 300 renginių, sukurti 9 šokio spektakliai, daugiau nei 50 koncertinių šokių. Beje, vyriausių klasių mokiniai dalyvauja renginiuose kartu su profesionalais. Neturim gilių ten kažkokių tai gatvės šokio ar ne, tradicijų, nes tikrai mokome tik tai mėgėjus vaikučius gatvės šokio, o toliau nežinau, klasikinis šokis yra, charakterinis yra, istorinis yra, šiuolaikinis yra, ta prasme, tai o neatrastų ir įvairiausių šokio žanrų yra be galo daug. Tai jų mokyti per 10 metų, ta prasme, per šitokį trumpą laiką įgyti patirtį visose šokio žanruose, tai būtų gan sudėtinga. Tai didžiuojamės tuo, ką turime ir tikrai stengiamės tai daryti profesionaliai. Daugkartinius respublikinių šokio bei vaidybos festivalio prizininkus rengė direktorė Lina Navardauskienė, mokytojai Laimutė Žibkienė, Rasa Sviderskienė, Julija Zujeva, Audronė Grigienė, Algirdas Juzvikas ir kiti.